Su Titu, tai yra mūsų auto-rap, auto-tune rubrika. Jo. Žodžiu, repo battlas, kurį jau darėme vakar, su šiek tiek pažaksėjimais, bet žinot, kokį tik techniką nepadaro, šiandien jau viskas bus super duper. Ir tai reiškia, kad dabar skambinate 852411010, prisiskambinate ir duodate mum temą. Išsirinksime iš kelių temų vieną, pagal ją parašysime kelis žodžius, tai yra 6. Ir tie 6 žodžiai bus mūsų repo gabalui. Kaip viskas veiks? Mes tuos 6 žodžius įsirašom į appsą, kuris viską su autotunins ir padarys iš to repo gabalą ir jūs iš jų išrinksite geriausią. Gerai, mažiau šnekų, daugiau darbų. Let's do this. Alio. Sveiki. Labas. Skambina. Deivis. O, Deivė, kaip tu? Gerai, duok temą. Deivi, kokia tavo mėgstamiausia hip-hopo tema dainų? Neturiu aš tokių šiai. Nu tai o kaip tu galvoji, kaip tau būtų gal juokinga kokią nors temą išgirsti hip-hopą lietuvišką? Aš šiandien dieną galvojau, gal kokią Veneros planeta. Veneros planeta. Gerai, labai gerai. Ten yra gyvybės, kažin? Ką žinot? Nu, Nežinom, supratau. Užsirašėm, Deivi, ačiū tau už tavo pasiūlymą. Dėkui, iki. Iki. Klausom toliau. Klausau. Alio, kas skambina? Labutės. Oskarai. Gerai. Oskarai, klausai hip-hopą? Kaip? Ar klausai hip-hopą? Klausau. Tai taip ir atrodo iš karto iš to balso, kad čia tavo žiūrėk, dalykas. kiek tau metų? 12. O tada, bet tada gali nepagauti bairio. Žinai, koks žmogus tavęs niekada nepaims? Ne? Leonardas DiCaprio. Gerai, nes jis Oskaro negauna niekada. Nesvarbu, gerai, grįžtam. Duok temą. Oskarai, kokia tema? Apie vasarą. Apie vasarą. Apie vasarą, gerai, užsirašom apie vasarą. Vasarą. Gerai, Oskarai, dėkui tau, iki. Koks žmogus tavęs niekada nepaims. Klausau. Alio, kas skambina? Efka. Gerai, Efka, duok temą. Bet kokią? Jo. Nu kur hip-hopą norėtum tu išgirsti? Arba nenorėtum. Arba nenorėčiau. Net neįsivaizduoju. Ką matai aplink, sakyk? Ką matau, sankryžą. Sankryža. Tai eismas sankryža. Sankryža su eismu. Eismas ratu, va, eismas ratu. Eismas ratu. Tai kokia čia sankryža, jeigu eismas ratu, seniai čia žiedas? Gerai, užsirašym sankryžą. Gerai, Efka, dėkui tau, iki. Iki. Nu, priimkim dar vieną temą, kad dar būtų daugiau iš ko rinktis. Klausau. Sveiki. Labas. Kas skambina? Adrianas. Adrianai. Tai kokią temą norėtum išgirsti? Apie medžius. Apie medžius. Vakar buvo gamtosauga, čia medžiai. Gerai. Nu gerai. Ačiū tau. Iki. Šitas man žiauriai patiko tavo su DiCaprio. Čia kur panašiai. Aš kažkur skaičiau, kad kaip ironiška būtų, jeigu DiCaprio numirs ir jisai bus toks garsus, kad apie jį statys filmą. Ir bičias, kuris jį vaidins, gaus Oskarą už tai. Nu, aš galvojau. Iš tos temos. Gerai, mes einam rašyti lyriksų ir kurti savo toliau hip-hopo karjerą. O jūs per tą laiką paklausykit Disciples, They Don't Know, gabalas, kurį pato niuniuosit ilgai ir ilgai. They Don't Know. Taip, rinkomės savo būtent šitą temą, savo temytę ir gavosi taip, kad susiginčiam. Titas labiau norėjo apie sankryžas ir apie ten žiedinius pravažiavimus, aš labiau norėjau apie Veneros planetą. Taigi metėm pamarskomų ir gavosi, kad apie Venerą viskas. Taigi aš pradedu, tie, kas nežinote, kaip viskas veikia, ir mes turime tokia kaip ir appsą, kuris padaro, kad kiekvienas mano pasakytas žodis būtų autotunintas ir taptų repo gabalu, po to skambinsite ir rinksite. Gerai, pradedam. Venera ne Marsas, venerinės lygos ne juokas. Venera ne Marsas, venerinės lygos ne kas. Venera ne Marsas, venerinės lygos ne Venera ne Marsas, venerinės lygos ne juokas. Venera ne Marsas, venerinės lygos ne juokas. Gerai. Netgi Tito juokai rašė, jėga. Tituška, kągi, įsiminėm, Venera ne Marsas, dabar Titas ruošiasi savo gabalą. Ateik.
Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. NASA skriskis čia! Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. NASA skriskis. Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. NASA skriskis čia! Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. NASA skriskis čia! Viskas, laimėjai, sveikinu, viskas, jau titas palibomų. Laimėjo, ta prasme, impossible. Ufonautas, Dominykas, kraterį, lava. Bet blemba. Nu to, žiūrėk dar kartą. Kraterį, lava. NASA skriskis čia! Ufonautas, Dominykas. Valio. Jau manau, yra aiškus mum nugalėtojas. Taigi, 852411010, paskambinkite ir išrinkite šio vakaro geriausiai reperį. Tikiuosi, kad jis būsiu aš, bet kaip ir žinau, kaip jau suprantu, kad jau Titas šiandien... Man tavo labiau patiko, pavyzdžiui. Klausau. Bet aš tikrai viškai pasukšiavau. Sarova, kas skambina? Skambina Žygintas. Žygintai. O, Žygintai, pamenam tave. Nu, varyk, kieno geriau to buvo? Antrasis kietesnis. Tito, gerai, Titui vienas. Daugiau nuotaikos. Gerai, dėkui tau, iki. Ačiū tau. Iki. Gerai, antras balsas, klausau. Alio. Už pirmą palaikom. Už pirmą, gerai, už Dominiką, valio. Venerinės lygos. Už venerinės lygos. Visą žino, apie ką, čia rimta tema. Gerai, iki. Iki. Nu, ir trečiasis, klausau. Alio, O, Oskarai, grįžai. grįžau. Grįžai, gal jau pasigūglinai apie DiCaprio tą bairį, ką reiškia? Ne. Gerai, Oskarai, augantysis mūsų radistai, kągi tu, už ką tu balsuoji? Už pirmąją ar už antrąją? Tuka. Už Tituką? Ačiū tau. Valio, sveikinam. Aš turėsiu leisti rap albumą, man atrodo. Taip, ačiū tau, Oskarai, tu nusprendai šiandien likimą ir iki tau gero vakaro. Iki. Gerai, tai kągi, Titai, antrą kartą iš eilės, panašu, kad kitai savaitė reiks gamintis čempiono diržą kažkokį. Žinai, kaip reikės daryti? Aš kitą kartą, kitai savaitę galėsiu aš pradėti, nes man atrodo, nemažai žmonių tiesiog išgirsta, žinai, ant to. Ai, tai pasuojam šitą. Nes man asmeniškai labai tavo tokia potekstė, tokia, man priminė šiek tiek ankstyvąją Dr. Dre kūrybą. Jo, toks exhibitas, žinai, toks sušaudimai, žolė. Nežinau, aš atlikėjau. Gerai, Titas kol kas krauna man malkų beveik visuose aspektuose šios laidos, išskyrus žavesyje ir burnos kvape. Taigi, tą progą paklausykime tikrų reperių, tai GNG Sindikatas, Žaibo Rykštė, kuri tik